Tai yra Morgan Taylor React sistema, tai yra React stiprikliai, kurie turi dvi funkcijas. Tai jie yra ir stiprinamoji priemonė kaip stipriklis ir gali tarnauti kaip paprasto nagų lako pagrindas, kuris padeda ilgiau išlaikyti būtent nagų laką ant nago plokštelės. Šie stiprikliai yra su vitaminais, su keratinu sudėtyje ir tikrai padeda stipriai, greitai ir efektyviai atstatyti nago plokštelę. Jie standartinio naudojimo, tai užlakuojame ant nago plokštelės ir tuomet nešiojame iki sekančio pakeitimo. Kuomet pamatom, kad jau kampukas kažkur atskilo, negražiai atsilupo, tai tada nusivalom su paprasto lako valikliu ir vėl iš naujo procedūrą galim kartoti. Galima naudoti, kaip minėjau, ir vieną tiesiog, kad nago plokštelė būtų blizgi. Galima naudoti kaip paprasto lako pagrindą. Tuomet, kuom jie visi trys skiriasi vienas nuo kito, ogi tik spalva. Tai šis satin vienintelis yra čiut pabalina nago plokštelę, bet nereikia tikėtis to milkio efekto, ji tik vos pakeičia ir jis yra lengvai matinis. Jau pavadinimas satin reiškia, kad tai yra švelniai blizgus, pusiau matinis variantas. Tuomet Original ir Optical Bright, tai šis yra standartinis su vos lengvu rausvu atspalviu. Šis labiau rekomenduotinas yra čiut pageltis į nago plokštelį, kada jinai praradusi savo tą gražią tokią sveiką išvaizdą ir norisi, kad to gelsvumo tiek efektyviai nesimatytų. Tai tuomet galim naudoti drąsiai konkrečiai šitą variantą. Taigi šitie visi trys, jie yra identiški, tik renkamas pagal tai, kokio efekto ant nago plokštelės mes norime.